apibūdintumėte chorą Tremties aidai? Kokie žmonės jame dainuoja? Čia susirinko visi, kurie myli dainą ir nori dainuoti, niekieno neverčiami. Kaip prasidėjo jūsų kelias į chorą? Ar prisimenate pirmąją repeticiją? Nors dainuoju visą gyvenimą nuo 1 klasės, labai jaudinausi ir labai buvo nesmagu, kai nežinojau nei natų, nei žodžių, jaučiausi vėl kaip pirmokė. Kuri choro atliekama daina labiausiai paliečia širdį? Labiausiai jaudina tremtinių dainos. Jų žodžiai visada yra labai prasmingi, reikšmingi ir paliečia pačią širdį. Lapkričio 28 dieną, 18 valandą kviečiame į šventinį koncertą, kai žmogus šalia žmogaus. Koncertas vyks Telšių kultūros centre.